Sveikatėlė, sveiki grįžę, sveiki sugrįžę namo į emigrančių studiją pas emigrantės. Kai žiūri, aš vėl dedu ant žemės. Sveikatą į mūsų skrandį. Čia stalas, ne žemė. Šį kartą aš myžalus geriau, ne? Jos, kas kartą vis vieną pabandė praeitą savaitę, dabar jau šią savaitę jau kita iš karto. Čia geras šitas, ne? Gerai prileidau tau. Spalvytės. Jo, daug vitamino C vartoju. Net nenoriu klausyti. Taigi čia nieko blogo, čiagi natūralus produktas. Šviežias, nu. Tai va. Kas gero, kaip Helovyną šventėt? Gerai. Baisiai gerai. Mes kai gyvenam niekur, tai pas mūsų nieks neina, tai prisėdėm saldainių. Vaikai prisėdė. Kits met žinosi, kur atvažiuoti saldainių paėsti. Jo, tikrai turėsi visus atiduoti. Jo. Padėk čia ant laiptuką, aš pasimsiu, žinai. Net nesibėgsiu. Aš galvoju, kad tu praeitą pakestų, jau bus hūdinsies. Kažkaip neužvajo, tu ką nematai? Jau sėdant 600 kalorijų. Rašė jam dar. Čia mergas sausainius valgė, aš ne. Gintarė nieko neleido. Ne, aš pati valgęs tos savo sausainius. Man angliavandens. Jos taip, valgė sausainius, dešros gabalas valgė, man nieko. Nu taip. Čia pačiai reikia ieškoti. Per spintelis. Šunų maistą, žinai. Čia kiekvieną pažįstamą. Čia ne restoranas, čia turėt pats pasimti savitarną. Išvarėm vasarą į žygį, žinai. Dan žygiuojam belę kaip karštą ir jau, žinai, siunčia nuotraukas, žinai, jau paskui bendrą čatą, kas kur ten ledų sustojo, kas ten kokią laus gerą, žinai, ir ta viena moteris sako, sustoju degalinę, greit nusipirkau ledų, atsiunčia nuotrauką. Šunų ledai. Rimtai? Jo, šunų ledai. Kokiu čia šaliai čia? Čia, yra ledai šunims, atsigaivinti, jo. Fainė, ne? Šunų ledų. Jo, belekai, fainė. Bifo skonė, žinai. Kraujas skonė. Blemba, bet būtų įdomu, ne? Kaip tas sakė, širdiniai. Šiaip ledų būna visokių tenai skonių, ne? Kokių ten visokių netikėtų skonių būna. Sakė, yra Italijoje ir kur parduotuvė, kur yra kelių šimtų skonio ledų, ten migdolų kažkokių. Kur sako, ateini ir tu visur yra ledai ir belen kokį skupų tu gali tipo prisidėti. Žinai, kur nueini parduotuvė, ten būna 10, 12, ten sako, keli šimtai yra tokia parduotuvytė. Keistų skonių. Wow. Nes kai buvau Meksikoje hotelį ir buvo tam rezorte viena, toks kaip būdelė, tipo, kur ledus pardavinėjai, tai turbūt buvo didžiausia eilė negu prie nieko kito. Nes tokie skanus ten irgi, žinai, pasirinktų skonių. Šiaip Italijoje visi žino, kad Italiją reikia važiuoti ledų valgyti, ne? Rimtai? Jo, ledų. Jo. Geras gelatiko. Jo, čia yra būtina. Aš galvoju, kad pizzas yra makaronai. Jo, pizzas, tai man ne tokias. Mūsų pizzos skanesnės negu italų. Ne, man tik italų. Man italų irgi, bet matai, reikia ten priprastas. Man jos neskanės. Čia taip pat, kaip atvažiavai pirmą kartą iš Lietuvos į Angliją, pavyzdžiui, nueini Tesco, eiti, ką čia žmonės valgo, nėra ko pirkti. Ką labiausiai atsimenu čia iš maisto, kai atvažiavo čia? Man buvo labai keista dešrelis. Man būdavo balta duona, keturkampė, sviestas ir Frankfurto dešrelis supjaustytas ant viršus. Ne, bet aš turiu galvoje, kas, fui? Dabar jau fui, atrodo. Aš niekada tokius nesąmonę Lietuvoje. Man buvo keista tos dešrelės, kur būna pusryčių, žinai, kaip jos patai. Man buvo labai keista, nes pas mus Lietuvoje nėra tokių, kad jos taip atrodytų. Jo, jos kitokios. Tipo, koks maistas buvo, koks skirtumas? Jo. Man tai aš niekada nepamiršiu, kai pirmą kartą paragavau tų traškučių, kaip jie dabar su cheeses. Su actu, kaip jie. Salt and vinegar. Vinegar, va, ne? Gal, koš čia dabar, bel kaip skanu. Fui. Man skanu. Man aš pripratau prie šitą, man jėga. Ir kebabą atsimenu, kai išvarėm, nežinau, gal jau esu pasakos, gal kartosios, sorry, bet išvarėm su mergom irgi, žinai, jaunas, čia atvažiavom, išvarėm į tūts, žinai, išeini į miestą, žinai, čia policijos automatais, gerai, čia irgi policijos, varom kebabą, irgi policijos automatais, žinai, tokie laikai buvo. Ir tų doner kebabų. Tai mergos, nes jos jau čia gyveno gal porą metų, net jau jos tos kebabus, aš pargaugau. Joftvai, mat, kas čia? Išmečiau, ne? Dabar neslėpsiu. Aš grįžus ten buvo, o ne? Suvalgau šitai visai pofik. Man turbūt irgi didžiausias skirtumas buvo aplamai tas, kad tu ateini galvoji, ką tu pirkti, nes Lietuvoje ėjusi parduotuvę, kad, nežinau, atrodo yra pilna visokių sūrių, dešrelių. Daug visko, šiaip Lietuvoje geras pasirinkimas. O čia atrodo, tai nėra kitaip, bet man atrodo, čia yra toks Čia buvo toks tas skirtumas. Bet dabar, pavyzdžiui, kai buvau Lietuvoje ir su mama, sakau, važiuom nusipirk savaitgalį valgyti, aš einu, atrodo,
Net atrodo, nežinau, reikia iškoti visko, ką čia žmonės valgo. Aš irgi man nebesuprantu. Todėl, kad susimaišė dvi skirtingos virtuvės, du skirtingai pateikimai, Pateikimai, jo, viskas. Kažkaip atrodo, nežinau. Gal kas labai lietuviškai valgo namuose, gal tai ką aš stebiu ir man labai keista, kaip, nes aš dirbu tokiai vietai, matau šalia lietuviškas parduotuvės, lietuviškų lietuviškų miltų, lietuviškų grikių, lietuviškų, net tokių dalykų, kad žmonės gyvenantis net po 15 metų, jie viską perka dar lietuviškai parduotuviai, man labai keista, ne? Bet labai šiaip brangu, šiaip paėmus. Aišku, ganėtinai brangu, jeigu viską apsipirkti. Tai žiauriai brangu, aš praktiškai viską randu atitikmenis čianai, prisitaikė, nesakau, kad tenais trūksta grietinės, šalia dirbu, bėgu į Tesco grietinės, aišku, nusipirko aš tos lietuviškos grietinės, bet man Tesco grietinė jau skanesnė. Kad tai kažkaip kitaip ir pažiūrėk kainas, virš 4 būna svarų, kokia grietinė, galvoju. Kaip tortą daryti, ne 4 indelių? Pipėts, geriau tortą nusipirksiu. Atės, kad ten koks svaras už tom. Nes man atrodo tiesiog, kaip sako, ir šuo karimas pripranta. Tu pripranti prie belengo. Tai, man atrodo, esame irgi apie tai išnekėję. Nes man irgi taip pat ta lietuvių parduotuvė yra reikalinga man asmeniškai kokiam nors ten saulėgrįžom. Arba kartais pasiliks ten Danielius. Bet nesakyk, kai nueini siemku ir prisipirki su mišeliu, nesakyk. Na, aišku, duoną, kokią pasėlių, variškės, kokius, aišku, prisidedi, nes nenuai. Grykio aš jau tu nuai, kai Tesco parduotuvė, nes tau reikia vienas grėtinis, tu niekada neišeisi su tą vieną grėtinį. Jo, tas pats, teisingai. Yra tas, kad, nes man kartais būna, aš nueinu parduotuvę, dabar esu šį mėnesį labai noriu tokį, vyras dar irgi prie manęs prisidėjo skatinti tokį, mes kaip darom tą sustainability, viską ten rūšiuoti, šiukšlę, žinai, tokį visokį. Ir pradėjom dar labiau daryti, kad maisto kuo mažiau išmesti. Nes būna, čia liko, žinai, liko, čia pizdu nieks nebenori, išmesiu ten tą lėkštą iš vakar ten šalinį. Tai dabar pradėjau pirkti maistą, kad ir brangiau biški, kad ir mažai parduotuviai, bet dažniau, kad būtų šviežka, nereikėtų išmesti biški, o ne tai savaitę užsiperkai, čia liko, čia nepavalgėm. Dar nenusipirkai puodą. Matai, kas yra. Puodą dar nenusipirkai. Dar lauks kalėdų Santa. O jam pranešėjai. Bet matai, kas yra. Pavyzdžiui, aš jau daug kokie 6 metai maistą griežtai planuoju. Aš perku savaitę į priekį, bet aš perku tik tas, kas sąraše. Nes mes, pavyzdžiui, turim visą laiką 7 patiekalus. Nėra, kad pirmadienį, pavyzdžiui, ten makarūnai, ne? Tiesiog 7 patiekalai. 7 vakarienės. Jo, ir tada susirašai, ko tau reiks, plus ekstras ten, jogurtėlis, ten kažkas, žinai, ką ten reikia. Mes nuvažiuojam vieną kartą į savaitę, nusiperkam, po to savaitės po 7 dienų būna tuščia, nes tu viską išnaudoji. Mes irgi taip darydavom, bet mums buvo sunku dėl to, kad dar mūsų vaikai kartais būna, aš nevalgysiu, aš važiuoju pas mamą šį vakarą. Ir tau lieka tas maistas 2-3 kartus per savaitę, kartais būna 2 savaitės, niekur neišvažiuoja, kartais būna 3 kartus per savaitę išvaro. Kaip ir aš dabar sakiau, sorry, pabaigti. Šeimininkė. Ir tai, kai Patriks dabar išvažiavo išskrido į tą Aziją, o Adam sako, aš dabar nevalgysiu namuose. Sakau, jeigu tu nori maisto, tu turi paprašyti. Tai dabar žymiai lengviau, tu žinai, kad yra 3 vakarienės, 3 žmonės ir viskas. Tai yra žymiai lengviau ir pamiršau, ką pasakau prieš 10. Aš tai sutikčiau. Kokia buvo mano esmė. Kad jūs šviežesniam ir sutaupat, mažiau išmetat viską. Pas mumis irgi, galbūt biški ekonomiškiau ir būtų geriau biški aptarti, apkalbėti, kadangi pas mumis ir aš ir jas gamina, tai aš rečiau gaminu. Ir mes perkam padrikai, bele kaip, ar yra svagūnų, neatsimint, tai dar paimsiu, ar yra ten kokių, žinai, dar duonos, neatsimint, dar paimsiu, tai mes tikrai išmetam maisto daug. Aš to negaliu. Aš gal norėjau pasakyti, kad tiesiog negaliu. Man jeigu jau matau, kad kažkas baiginės, šitą reiks sunaudoti, sakau, aš kažkaip... Mano vyras praeina pro šaldytuvą, pražiūri datas, tai kokias nors, tai jau šitą rytoj valgysim, mane? Girdė, kaip mano draugės, aišku, žinau, kad Audris nežiūrės, bet draugės vyras, Audriui labas, tas tai sako, tai ką čia tik tais prieš 2 savaitės pasibaigęs. Tai mes į lauką, ten gerą daiktą, jogurtą. Tai aš užvakar tvarkiausi tą, kur sausainukų tą saldainių lentynę ir apačioje visi yra traškučiais, 2 pakelius sudėt. Ir vakar prasirušiau ir pusė jų jau yra Liepa, ten ar rugsėjai. Išėjo iš galiojimo laiko. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai, aš kadangi turiu tą maisto... Sako, best before. Aš turiu tą maisto HACCP tą diplomą ir žinau, kas būna visą kitą, tai man asmeniškai, aš tai negaliu valgyti. Man dieną prieš jau out of date ir aš jau pradėsiu uostyti visą kitą. Aš tokias, nes aš baigiau tos mokslus vienu žodžiu. Bet kas gali atsitikti?
Nu, pavyzdžiui, yra skirtumas best before ir use by. Ir Žinau, aš visą šitą žinau. Nes gavau distinction tarp diplomą šitą. Bet ką turiu omeny, kad man, aš nežinau, ar dėl to diplomo, kad aš... Psichologiškai tavo neina. Ar dėl to, kad šiaip aš... Mano šiaip skrandis yra toks, biškai netokį užvaldą ir jau girdėtis. O mano visi irgi kaip šiukšlinė. Kokiu šia trašku, aš irgi taip pasakyčiau. Sakau, gerai, sudėjau jos atskirai į kitą lentyną, sakau, čia tie, kurie jau out of date. Ir jis sako, palik, aš viskas valgysiu. Teisingai žmogus. Ir aš pas mane, pažiūrėjau, šis nejautrus skrandis. Man niekada nebūna, va tikrai, kad aš man pažiūrėjau, niekada nebūna, kad aš apsinuoju. Man labai retai. Aš jaučiu supūvusi. Man irgi labai retai. Ne, šus aš suvalgau kur kiti. Ten kažkoks fani buvo, niekada nejaučiu. Aš jeigu, pavyzdžiui, netgi pakeičiu maistą, aš, pavyzdžiui, pirmadienį ir penktadienį valgau kokius nors... Nu, belenkokį, vištieną, bulves, ten makaronai, pastą, belenkokį. Ir penktadienį, šeštadienį aš, pavyzdžiui, pasidaryčiau balandėlių ar kokį nors ten čainysių sakai, ar kokį kebabą, ar ten kokį kugelį su padažu. Tai jau man bus glu, pizda bus. Man jau bus pizda. Ir jeigu aš visą savaitę valgyčiau kugelį su to padažu, o šeštadienį ten kokį nors ryžių su vištiena, būtų vėl iškart. Tai žodžiu, mergas Įsivaizduokit, ką dabar darytumėt, reikėtų su viso mūsų maistu, kiek esam pripratę Lietuvoje. Tai va, tą patį grįžti Lietuvą, ne? Kaip reiktų adaptuotis jo. Bet greičiausiai žmonės adaptuojasi kažkaip tai vargšai. Jo, šiandien nusprendėm pašnekėti apie grįžtančius į Lietuvą. Grįžimą namo. Grįžtų namo, kol saulė dar nenusileido. Nemokam čia irgi. Tai va, pašnekėsim, ką daryti, ko nepamiršti prieš grįžtant į Lietuvą, ką daryti, kai grįžti į Lietuvą. Nu ir viskas, ne? Nu, va, tai va. Visą tą apie grįžimą į Lietuvą. Ne, iš tikrųjų, tai maladės žmonės, žinai, kas jo, aš spaudžiu dešinę. Aš irgi spaudžiu dešinę, kas drįsta, susiruošia, grįžti ir man labai patinka, žinai, kai kur nors parašo dar kokį tai postą, sako, taip džiaugiamės, jau metai, žinai, aišku, būna visokių, kad nesidžiaug, bet būna, kad rašo, taip džiaugiamės, sako, viskas savo, atrodo, žiūrim tas, man taip tada, galvoju, kaip jam, va, fainai, žinai, sako, žiemą gražiai. Mano draugai grįžo, tai va, prieš 2 metus į Lietuvą, ne, ir irgi jiems pirmi metai, tai nebuvo taip kaip faina, ne, grįžo prieš Kalėdas, kitas... Tai ilgai čia buvo? Ilgai, daug metų, daug. Ir grįžo prieš Kalėdos, kai, žinai, būna tas šventinis bumas ir šiaip tavo psichinė sveikata, ne, visada būna tvarkojo. Grįžo į Lietuvą, kur viskas sniego nėra, žinai, viskas ruda nutamsyje, kai jiems dar leliukas buvo gimęs, tai vėl naujas, ane, toks gyvenime šuolis, ane, tai viską čia palikti ir viską pradėti ten, vėl tos šeimos, tos giminės, ane, yra labai, labai iš tikrųjų sudėtinga ir sunkus procesas, jo, visai kitas pasaulis. Tai jiems, aš va, šią vasarą buvom susitikę ir šiaip kaip pašnekam, tai jiems prireikė gerų metų adaptuotis ir suprasti, kad mes čia netostogų atvažiavom ir kaip jinai sako, aišku, jai dar turbūt tas, kad mažą vaiką turi, ne, kad... Automatai vis tiek reikia adaptuotis belenkur. Kad bet turiu galvoju, žinai, kai tu mažą vaiką augini, kai tu sėdi namuose ir tu galvoji, lemba, ar aš reikalinga, ar aš kam, ar aš tik mama, ne. Ir jo, jinai grįžo, pradėjo naujo darbo Lietuvoje dirbti ir va, jin sako, tik dabar mes jau gyvenam čia kaip namuose ir jaučiamės kaip namuose ir yra okei, viskas gerai, ne. Nu, bet aš tikrai žinau, kad ne visiems taip sekas. Kad... Jo, būna, kas ir parvažiuoja, gal, kas grįžta. Man, asmeniškai mano patirties, vieną, atsimenu, draugį pažįstamą klasiokį buvusi, sako, čia parbuvo Šiaurinėje Airijoje gal 18 metų, sako, mano vien metais vyresnė, 36, sako, aš jau noriu grįžti į, planuojam, dėjom namą parduoti, žinai, norim grįžti į Lietuvą. Ir sako, aš 18 metų čia išvaisčiau. Aš galvoju, tai kaip tu gali išvaistyti, taip sakyti? Ne, aš irgi nesutinku. Kaip tu gali išvaistyti savo, tu 18 metų gyvenai vos ne kaip kalėjime? Ja. Va, žmonės patys tave tai pasistato. Jeigu galbūt jie gyveno spaudė, ten atostogų nevažiavo, nes žinojo, kad po 18 metų mums truks plišriks į Lietuvą grįžti, ne? Tai jeigu jie vien tą mintim ir gyveno, ateitim gyveno, kas bus, ne? Nedarykit žmonės, to yra siaubas gyventi. Aš nesakau, kad nereikia planuoti, planus reikia turėti ir sveika yra turėti planus, bet... Per tai išnekėjom, reikia kažko laukti. Taip, bet
gyventi dabar 18 ar ten 15 ar 10 metų, tik dabar taupau, valgau tik batoną, tik tam, kad paskui turėčiau gyvenimą. Tik kryžius? Jo, kad galėčiau gyventi, o tada jau gyvensiu Lietuvoje. Nieko tu, blėt, negyvensi, atsiprašau. Visada sako, jeigu galvoji, kad gyvensi kažkada, rytoj, kai padarysiu tą, kai grįšiu, tai kai numesiu svorio. Tu šiandien tada reiškia negyveni. Jo, būtent. Tai čia mano pati baisiausia, turbūt vienas iš baisiausių dalykų. Kad ateitų dieną, aš skaičiu, blėt, negyvenu praeitų metų. Aš noriu kiekvieną dieną gyventi. Jo. Ir man atrodo... Čia dar greitai, paskau, kaip yra tas posūkis, nes sako, tu gyveni, sako, tik vieną kartą. Šūdas. Tu gyveni kiekvieną dieną. Tu miršti vieną kartą. Gyvenimas yra vienas, bet tu gyveni jį kiekvieną dieną. Jo. Nes mano nuomonė tokia atrodo... Jūs aplinkose daug žmonių grįžta į Lietuvą? Mano aš neturiu didelės aplinkos. O Facebooko draugų? Tu nestebi jo, ne? Jo, aš mačiau, kad mano grįžo, lyg tai viskas gerai sekasi visiems. Aš žinau žmonių, kurie grįžo, ar kurie planuoja grįžti, ar kurie ten grįžo į Lietuvą. Tai žinau, kad yra kas vieną atsimenu vyras, šeima, bet tas vyras toj šeimoje ten su fūrom ar su tralais kažkaip važinėjo, ar ten, su vairuotojų kažkokį dirbo darbą irgi, čia Lietuvoje tiek moka, prisiklausė, grįžo į Lietuvą ir huja nieks ten nieko nemoka, grįžo atgal į Angliją, pavyzdžiui. Ar į Angliją? Bet čia nieko blogo. Bet nieko blogo. Geriau pabandyti, negu visą laiką gyventi. Ir mes sakyti, gal grįžčiau, jeigu grįžčiau. Kas būtų buvę, jeigu būtų buvę, ne, taip niekada ir negrįžau, va dabar 60 ir niekada nebuvau Lietuvoje, o reikėjo pabandyti. Aišku, kad reikėjo pabandyti. Tai reikia, viską... Ir tuo labiau galėt grįžti. Aš kaip ir sakiau, ne, viskas, kas užgimsta tavo smegenyse, viskas gali būti krovė, ne. Tuo labiau, pavyzdžiui, iš UK išvažiuoti, žmonės sako, bijo prarasti statusus, ne. Jeigu tu gauni nuolatinį statusą, tai tu Lietuvoje gali pragyventi iki 5 metų ir grįžti. Tai tu gali pasibandyti. Jeigu turi statusą, tai gali išgyventi kitų užsienio šalį 2 metus jo ir be jokių problemų gali grįžti čia nais, taip kad tu nesi... Išvažiavai ir viskas, nebegali grįžti. Viskas, pabučiavai, durėlės, čiau. Aš kažkaip nežinau, aš galvoju, aš iš tikrųjų norėčiau grįžti, bet žinau, kad tikrai negrįšiu. Tai čia va toks dalyk, žinai, kur norėčiau, bet tikrai negrįšiu, žinai. O aš nežinau, man kaip visai gal ir norėčiau pas mane. Žinai, kaip yra, man atrodo, toks yra... Viskas priklauso nuo tavo aplinkos. Taip. Jeigu mano vyras yra airis, čia gyvenęs, gimęs, užaugęs, aš negyvenimas, jisai nebent... Tu gali Lietuvą jį nusivežti. Bet pažiūrėk, Beata įsivaizduoji saviškį. Gyventi Lietuvą. Ne, aš kadangi aš nepažįstu Beatos vyro, bet aš pažįstu savo. Bet jis po to atidarė jau tą šaunuolės. Aš visų pirma, mano vyras nenorėtų grįžti į Lietuvą, visų pirma, aš nenoriu jo ten vežti. Mano vyras nenorėtų grįžti į Lietuvą, atsiprašau, nenorėtų važiuoti į Lietuvą. Yra buvęs, tai galiu sakyti grįžti. Ne, bet nenorėtų tenai varyti ir gyventi. Visų pirma, aš nenorėčiau tą gyventi. Žinai, kas man ir atrodo, kai kiti, pavyzdžiui, žmonės, čia gal žiauriai nuskambės, bet žinai, kaip esam šnekėjai, pavyzdžiui, kaip tu sakei praeitą kartą apie tą gausos mentalitetą, kaip yra. Ir žinai, kaip yra kiti žmonės siauro mąstymo, aš tik nueinu į darbą, į parduotuvę, į bažnyčią ir man viskas užtenka. O kiti žmonės yra tokie, kaip aš save tokį laikau, tu nori iš gyvenimo pasimti viską, kiek įmanoma. Eini, bandai tą, mokais tą, dirbi tą, nepatinka, po to eini vėl tą daryti, mokinės tą vėl darai. Ėmi, siūlo darbą kažkokį paukštinį, eini, pabandysi, gal gausiu, gal pasiseks, nepasiseks, pabandysiu vėl iš naujo kitą kartą. Eini, imi, tu išgyvenimo viską. Tai man atrodo, pavyzdžiui, tokie kaip man atrodo, kad man tiesiog Lietuva ir mano vienai bendra draugė, kuri čia neseniai ketvirtadienį, kada irgi sako, mano visą šeimą grįžti į Lietuvą, sako, aš jaučiu, kad man ta Lietuva yra per maža, aš ten netelpu, nes jis atsidarė savo čia biznį, varo, pizdėts. O kita ta pažįstama, sako, aš čia 18 metų pragyvenu, sako, aš neturiu čia kur vaikų nusivežti. Bet čia vėl nuo požiūrio. Ir man atrodo, tu negali sakyti, kad ta Airija yra lieva, ar ta Lietuva yra lieva. Viskas priklauso nuo tavo to gyvenimėlio. Man sesi gyvena Lietuvai, tu nerasi savaitgalį namuos, kiekvieną net savaitės dienom vietoj, čia kažkoks ten... Linkėjimai, Eglė, koks ten vyno degustavimas, koks teatras su draugiam. Čia nuo požiūrio, žinai. Tai būtent. Ir čia žmonių yra... Ir negali sakyti, eito Airija, Lievo, čia ten nėra ką veikti. Čia gali varyti Lietuvai. Aišku, aš ir čia randu ką veikti ir aš net nebėjau, kad aš grįžus Lietuvai rašau ką veikti. 100%. Plius nepamirškit, jeigu nemoki tos kalbos, ar Prancūzijoje gyveni, ar Norvegijoje, ar Anglijoje, to vis tiek bus šikna, nes tu nemoki. Tai davai, grįžti į Lietuvą. Deduos tašą, važiuoju. Ką darys? Sveikinam tau kairę ranką, kairę koją. Manęs nebebus podcast'e. Iškart gedulingus piesų sakiau.
viskas. Gausim iš kažkur gauti naują Siri. Tai čia Skelbsim konkursą, blin. Ta, telefoną pasidėkime. Ir pasidėsim telefoną ir aš. Planšetė. Tai mūsų toks veidas su tavo O toks. čia planšetė stovi ir aš. Jo. Tai bet kuriam pasaulio taške begyvenančiam lietuviui, kad rastų galvotų grįžti į Lietuvą, iš karto siūlyčiau tada susirasti Google tokią programėlę, kuri vadinasi Renkuosi Lietuvą. Tai yra projektas, Lietuvos projektas, paruoštas būtent iš emigravusiems lietuviams. Ir ten rasit absoliučiai visą informaciją, ko jums reikės, kokių dokumentų, iš kokios šalies jūs išvažiuotumėt. Iš Rusijos, iš Anglijos, iš Airijos, iš Ispanijos, iš Prancūzijos, iš bet kurios šalies išvažiuotumėt, užeisit ant to šalies ikonėlės ir tenais rasite absoliučiai step by step, ką jums reikia padaryti, kokius dokumentus susitvarkyti paliekant šalį, kokius dokumentus susitvarkyti Lietuvoje ir kokias socialinės garantijas gaunat ir kokie, žodžiu, absoliučiai viską galite tenais rasti. Man dar patinka tas, ar puslapis, ar čia apsas tipo yra? Čia yra programa, projektas. Aš galvoju, kaip programėlė gavau, kad kai apsas yra. Tai tam website, tam puslapiai yra ne tik tai, kad informacija, ką tu padaryk tą, nes reikės to, kai grįši, ten įrodyti ten savo pajamas ar darbą, ar ten kokias invalidumą ar kažką, bet yra ir patarimai. Ką, pavyzdžiui, grįžti į Lietuvą, ką pirmiausia pasidaryti, kaip, pavyzdžiui, pasiūlyti susirasti darbą. Susiras darbą ne tik, kai grįžti į Lietuvą ir bukam pašalpų, bet susiras darbą nuotoliniu būdu. Yra tos darbo visokios programos, kur, ir ne tik tai, sakau, informacija balta juodo, bet ir tokių žmoniškų paprastų patarimų. Jeigu, pavyzdžiui, nebuvai Lietuvoje 20 metų, ką tau daryti? Prisiregistruok tenai, pasidomėk to, pasižiūrėk mokyklą, ir tokie patarimai, ką daryti, ne tik tai mums reikia sodrai tokią formą. Žiauriai, šiaip yra geras projektas. Tai, iš tikrųjų labai geras, kaip ir Rita sako, ten yra patarimų ir tokių konkrečių pavyzdžių, netgi yra paprastų, kad aiškiai paprastai žmogus suprastų, kur kreiptis, ką daryti. Iš tikrųjų, į Lietuvą nėra sudėtinga grįžti. Bet ką aš labai nuoširdžiai rekomenduoju visiems tėvams, pirmiausia, pagalvoti apie savo vaikus. Nes, nėra lengva... Nereikia galvoti, jeigu neturi vaikų. Jo. Tai aš ir sakau, tėvams, ne? Tai nėra lengva ir nėra paprasta ten kokį 13-metį, 14-metį parsivežti į Lietuvą, jeigu jis dar ypač čia gimęs, ten 5 žodžius švebilizuoja lietuviškai, ne? Jūs įsivaizduokit tokį vaiką įmesti į paauglių lietuvių kultūrą. Paauglių ropą greičiausiai, ne? Bet vėl yra lietuviškų mokyklų tinklas visas, ne? Kurios yra pasirašusios sutartis tenais, kuriuose priima tokius vaikus. Priima tai visuose, ne, yra visuose mokyklose padeda tos išlyginamosios klasės, ne, yra nes tų lietuvių grįžtančių yra labai daug. Tai nenori, tos mūsų mokyklos adaptuojasi ir yra tam pritaikytos mūsų tokiems vaikams. Bet ką mes galim padaryti planuodami, lankyti mokyklas nuotoliniu būdu, ruošti savo vaikus jau būnant čia. Kad nebūtų taip, kad, sakau, nekalba net lietuviškai, įmečiau tą vaiką kaip nors išplauks. Aišku, išplauks, niekuris nedings, bet kam tam vaikui papildomo streso. Žodžiu, tai gal aš ten tokią gal seną statistiką mačiau 22 metų, gal ne, yra iš tikrųjų ne taip ir daug, per visą Lietuvą tik tai 68 mokyklos, kurios yra tam tinkle ir yra pasiruošusios būtent tam, tai tikrai nedaug, labai daug yra Vilniui, Kaune, gal tik tai kelios, ne, Šiauliuose, ten mačiau Švenčionėse yra, kad žodžiu, tikrai ne visuose mokyklose. Nedaug. Jo, bet, toks gyvenimas, tai tu važiuoji į ten, į savo tą rajoną, į tą savo miestą, tai tu ir pasidomėsi, kokios tos mokyklos yra. Ar jos pritaikytos, ar jos nepritaikytos ir kaip jos sprendžia tokius dalykus, ne? O mokyklos sprendžia, kaip jau gali, taip sprendžia tos dalykus. Taip. Labai iš tikrųjų įdomu, galėtų pakomentuokit, būtinai, kad žiūrėsit, kas esat grįžę, kažkokių, kaip jums patinka, nepatinka, kaip jūs jaučiatės, kaip sunku buvo ar nesunku. Kaip patiem, jeigu vežitės vaikus Lietuvą, kaip vaikam patiem. Aš žinau, mano kalbos yra mama vaikus parsivežusi paauglius, ne, kur jinai irgi sako, oi, kaip faina, žiauriai faina, ne, taip sako. Ir vaikai taip sako, bet aš galvoju, dar mažai laiko ir praėjo, dar ne visos problemos išspręstos ir ne visi dalykai padaryti. Jo. Tai gal tada, kadangi mes ir gyvenam iš UK ir mūsų daugiausia tų sekėjų, gal biškį trupai ir pašnekam apie ką daryti konkrečiai, kai tu išvažiuoji iš UK į Lietuvą. Tai ką aš jeigu išvažiuoju, ne, tai ką man pirmiausia reiks susidaryti? Tai visų pirma, man atrodo, paprasti dalykai, kur ir rekomenduoja, kad ir tas renkuosi į Lietuvą,
paprasti dalykai. Ar turi namą, nuomojas namą, ar reikia pranešti duoti notus? Ar turi paskolą, turi namą duoti parduoti? Nusitraukti sutartis visokias, visos pensijų fondai susiras, nes mokesčius mokėjai. Bet pensijų fondą negražina dėl to, kad tu išvažiuoji į Lietuvą. Tai gali persikelti į Lietuvą. Bet tu turi HMRC konsultaksam visiems duoti žinoti, kad tu išvarai. Yra tokia forma, vadinasi, net užsirašiau PDU1, kuri iš tavo pensiją iš čia perneša į Lietuvą. Tu užsipildai šitą formą ir tu visą savo pensiją persineši. Ta PDU1 forma, nes yra jų, kitokio pavadinimo. Ta yra, jeigu tu esi dirbantis čia žmogus. Jeigu tu čia... Aš apie tai ir kalbu. Jo, kad tu dirbai, tau visą tą stažą ir tuos perkelia. Jeigu tu esi, pavyzdžiui, koks nors tenai turi negalę ar pavyzdžiui, gauni paštėdį ten ar pašalpų, ar ten turi invalidumą ar kažkokį, ta forma, man atrodo, yra PDU2. Ir tada jinai tau tą invalidumą, ten visus tau ligas perduoda automatiškai grįžti į Lietuvą, tau nereikia eiti iš naujo įrodinėti daktarų ten išrašyti. O tai kaip, jeigu tu esi, pavyzdžiui, self-employed? Irgi gali pasidaryti. Tada pildai tą U1, susparkai savo taksus ir tu gauni išmokas viską. Ir plus daraisi savo prieš išvažiuojant tą... Daraisi tą tax return, kaip darai kiekvienais metais. Super, nu. Ir teisingai, čia didžiausias mitas, koks yra, gerai, ką prisiminiau, yra labai labai didelis mitas ir labai didelis išpūstas burbulas ir grina nesąmonė, ką žmonės sako, tai mano Zostė išvažiavo į Lietuvą ir susigrąžino mokesčius. Visus 10 metų čia gyveno ir jinai nesąmonė. Tai tu įsivaizduok, tu gyvenai čia, naudojiesi mokyklą, tenais daktarais, ir visa kita. Ir jie tau stebuklingai ta šalis tokia kvaila gražins už 10 metų. Nesąmonė. Mokesčius grąžina... Žmonės iš vis net ištraukia to. Mokesčius grąžina tik tais už tuos einamus metus, kai tu permokė jos. Balandžio mėnesį ten tie yra mokestiniai metai, o tu ten kokią Liepą išvažiuoji ir jeigu tu esi permokėjęs mokestį, tai tą nuo balandžio iki Liepos, ką tu permokėjai, tu gali atsijimti. Ir taip, tai bus skirtinga suma, tiek tau bus skirtinga, tiek man kaip self-employed bus skirtinga. Bet nėra tokios fantazijos iš pasakų, šalies, atsiprašau, atėjo šitas mitas, kad susigrąžina mokesčius už visus ten tos 13 ar 10 metų, čia yra nesąmonė ir nieko. Taip nebūna. Jeigu, pavyzdžiui, dar turi vieną tą išsiprintinus ir pasižymėjau 3, man atrodo, specialybės, bet čia dėl to darbo projekto, to projekto irgi, bet dėl tų formų. Jeigu pildais tą U1 tą formą, kai tu esi dirbantis, o ne, pavyzdžiui, self-employed ar nedirbi ant savęs, tai jeigu tu grįžus į Lietuvą, aišku, Lietuvą nerekomenduoju, bet sako, jeigu tu grįži į Lietuvą, ir tu galvoji, kad pirmus ten, pavyzdžiui, pusę metų ar kažkiek eisi, gausi pašalpas, nes esi bedarbis, kol susirasi darbą. Jeigu tu esi self-employed, turi nepamiršti, kad tu tos bedarbių Lietuvoje pašalpos negausi. Taip sodra sako. Tai jeigu tu esi self-employed, tu vis tiek turi susirasti tą full time, tą pilną darbą, nebūtinai pilno etatų, bet surasti, tipo, kad būtum darbuotojas, kad galėtum pildyti tą U1 formą. Kad tu įrodytų, kad tau mokėtų Lietuvoje tą bedarbį pašalpą. Nes jeigu tu esi self-employed ir tu uždirbi 3 milijonus ten į mėnesį, bet tu tada ir neįsi tau tą pašalpą. Bet čia kaip pavyzdys. Bet jeigu aš dirbu ten 30 valandų per savaitę, o tu dirbi 30 valandų savaitę ant savęs, aš Lietuvoje grįžus gausi pašalpą, o tu negausi. Šiaip visi grįžtantis į Lietuvą, kurie čia dirbo legaliai, gauna pinigus ir tikrai gan neblogus palyginus su lietuviškais, ne? Bijau primeluoti terminais, bet ar ne 9 mėnesius jie gauna gal netgi visus metus tas bedarbio pašalpas, kad ilgai gauna ir tai priklauso, tai nėra lietuviška ta pašalpa, jie gauna tokią, kokią pašalpą gautų, pavyzdžiui, UK. Žodžiu, tą pašalpėlę perskelė į Lietuvą ir, ir aš tikrai žinau, kad žmonės naudojasi tom, kiek ten, bijau pameluoti konkrečią laiką, bet tuo periodu išnaudoja tą laiką, ar darbui susirasti, ar šiaip apšilti, ar, gal namus susiruošti, ar kažką, tai yra labai labai gerai. Lygiai taip pat tu gali persikelti visas ir motinystės pašalpas, ir invalidumus ir visokius tokius dalykus, bet būtinai turi nutraukti visus child benefitus, visokius tokius čia ir tada gauti Lietuvoje, nes gali turėti didelių problemų. Ir mums visiems grįžtančiams iš užsienio, konkrečiai iš UK į Lietuvą reikia
dažniausiai gali pats nueiti ir pasitikrinti į sodros, kaip čia dabar sveikatos, privalomos sveikatos draudimą, būtinai ir nereta man, nors aš, pavyzdžiui, tikrai 100% žinau, kad aš buvau deklaravusi išvykimą, bet šita įstaiga kažkaip stebuklingai man priskaičiavo skolą, ne? Rimtai? Jo. Man irgi? Jo. Nors aš tikrai buvau deklaravus 100%. Aš vieną kartą deklaravau savo valdybį išvažiuojant, kitą kartą deklaravau Dublino ambasadai. Dublinė, nu aš ir man vis tiek, žodžiu, aš buvau skolingas sodroje, ne? Tai žodžiu, kad tokio bajeriuko nebūtų, jums tiesiog grįžtant būtinai reikia turėti PKM5 formą arba P60, kad tikrai dirba, kad tas nebuvo. Nes tu negali vienas žmogus mokėti šitos sveikatos draudimo mokesčių ir vienoje šalyje, ir kitoje šalyje. Arba viena, arba kita. Taip nebūna, taip negalima, ne? Taip kad, make sure turėsit šitos įrodymus. Čia, kaip sakei, dėl to irgi prieš grįžimą į Lietuvą yra žiauriai, tam renkuosi Lietuvą irgi toks fainas, kur aš net nežinau, irgi, pavyzdžiui, čia, aš tai, pavyzdžiui, neturiu nieko turbūt, bet, pavyzdžiui, jeigu ten turi invalidumą, ar ten eini dažnai pas daktarus, nes ten turi kokį nors artritą, ar diabetą, ar ten dar kažką kitą, sako, kad yra per NHS appsą, gali parsisiųsti visą savo istoriją ir tu grįžti Lietuvą, viskas, tau nereikia eiti pas jokių daktarų, prašinėti išrašų, kas buvo prieš 10 metų, kad čia pagimdžiau 5 vaikus ir ten vis tenai, kad man buvo tokia liga, nueini parsisiųsti viską, jeigu reikia išsiverti į lietuvių kalbą ir viską turi nereikia. Žiauriai stop, belenkiek daug laiko. Šiaip visi tokie dokumentai, nesu tikra dėl ligos istorijos, aišku, truputį jinai turės būti išversta, bet dabar kalbu apie visokius, nežinau, diplomus, baigėt mokslus čia kažkokius. Jie būtinai turi būti sulyginti su lietuviškais, ne, ir tokie dokumentai turi būti pateikti su apostiliam, su vertimais ir Lietuvos ten tie nežinau, kaip šitie rūmai visi vadinasi, švietimo kažkokias visos ta sistema, juos patikrina, sudeda štampus ir tu gauni lietuvišką variantą, žodžiu, juos sulyina. Jo, žiauriai, tam renkuosi Lietuvą irgi sako, nepamirškit, kad jūs grįžtat su tuo diplomu ar ten kokį nors laiškelių, nepamirškit prieš, kad ir, nežinau, vaiko gimimo liudėjimu, ar gimė vaikas, susikrauna daiktus, važiuojam Lietuvą, nepamiršk, užsidėti apostilę. Tai grįžtis Lietuvą ten gali išsiversti, bet apostilės neužsidėsi. Jo, neužsidėsi, jo. Blemba, iš tikrųjų, kaip gerai, ne? Nes aš tai tikrai, ta prasme, mano vaikų yra, bet ten kažkokių diplomų, tai net neturi, net nepagalvočiau. Net nepagalvočiau, susidėčiau išvažiuočiau. Tai dar dažna situacija pasitaiko, kai į Lietuvą namo grįžtame, ne tik mes patys, bet parsivežame ir, pavyzdžiui, užsienietį vyrą, kaip ir Rida nenori savo vežtis. Arba aš, jeigu parsivežčiau savo vyrą. Tai žodžiu, žinokit, kad toksai žmogus iš Europos Sąjungos čia jau yra kita istorija, bet UK, tai jau žinokit, jisai turi biškį reikalų. Biškį reikaliukų, jisai gali Lietuvoje dėja, bet gyventi tik tais 90 dienelių. Ir jeigu žmogus nori gyventi, arba tai yra galbūt tavo vaikas, katras nėra registruotas Lietuvoje, gimęs, nors jam, jeigu tu turi lietuvišką pilietybę, automatiškai priklauso čia pas mane jau priklauso, bet aš vis nerand laiką susitvarkyti. Bet maža ką, žinai, tai va, toks žmogus turi per 30 darbo dienų pateikti prašymą gyventi, pateikti prašymą gyventi Lietuvoje. Ir tokio, jam bus suteikta arba nesuteikta, greičiausiai bus suteikta, nes Lietuva, kaip žinote, suteikia visiems. Priema visiems ir laukia. Tam puslapį yra žiauriai geras, kai, aš nežinau, ar tu žiūrėjai, bet man atrodo, UK dar nereikia vizos. Nes aš vakar... Kas nereikia, bet po to reikės. Tai ne viza, bet jisai apribot, žmogus iš UK Lietuvoje gali gyventi 90 Jo, bet kaip turistas, taip, jo. Bet žiauriai gerai, jeigu vyras yra, jūsų vyras koks yra, nežinau, indas ar koks nors ten iš Saudo Arabijos ar kažką, tam puslapį renkuosi Lietuvą yra žiauriai gerai, nes aš vakar kokius 3 bandžiau skirtingus įvesti. Ir parašyti, aš parsivežu vyrą, užsienietį tokią kaip paragrafą ir tau reikia tiesiog pasirinkti šalį, ten turbūt visos šalis. Ir aš įvedžiau ten Airisą, man atrodo, nes mano vyras turi ir tą pasą. Ten, pavyzdžiui, Airis ar ten Jungtinė karalystė ar Airija prašyti, jums vizos nereikia, galite grįžti į Lietuvą ar prasivežti į Lietuvą be jokių, nebus pasienyje jokių problemų. Ir įvedi kokį nors ten iš Azijos, kokį nors, jums reikia prašyti vizos, nereik nieko galvoti, pergyventi jokių biručių, tėtų klausti, nueini, pasižiūri, įvedi ir tau Lietuva aiškiai parašo, reikia ar nereikia. Jeigu reikia, parašo spausti, užpildyk, padaryk easy peasy.
Gerai, tai dabar jau čia tokias daugmaž apšnekėjom, tai dabar dar noriu vieną irgi temą paliesti, kad labai žmonės irgi diskutuoja ir ten, aš tai žinau, kad yra taip, nežinau, kad taip yra. Vairuotojo pažymėjimas, ne? Sorry, galiu dar grįžti prie tos U1 formos. Kai tą U1 formą pildais, galima, jeigu gali online arba paštu. Ten užsipildai, atsakai 4 pirmus pagrindinius klausimus, ten užduoda vieną klausimą, jeigu paspaudi neteisingą atsakymą, tau parašo, tau šitas formas nereikia. Vadinasi, tu ne to prašai. Jeigu ten paspaudi ten taip arba ne, tau duoda ir jeigu atsakai jo, tau reikia tos U1 formos, kadangi tu išvarai iš Lietuvos. Ir į Lietuvą. Į Lietuvą jo, tada tau duoda, ten užsipildai vardą, pavardę, adresą, visokius tokius. Ir tą formą tu gali gauti paštu į namus ir ten viską užsipildai. Arba jeigu esi ten biški prie technologijų, gali internetą daryti. Ir 2 variantai. Ir plus, mačiau, yra labai daug žmonių, kurie padeda tai sutvarkyti. Jeigu ten yra bloga anglų, ar ten nemoki kompais elgtis, ar nesupranti, kur jie net juos ieškotis, galit man parašyti, galit į emigrantis parašyti. Būtinai, ir taip yra daug, Rida padės. Ir yra taip daug žmonių, kurie, žinai, padeda užpildyti, nes ne visi moka anglų, ne visi moka tom technologijom, žinai, bet yra daug žmonių, kurie tuo padeda ir jo. Nereikia pergyventi. Tai va, tada vairuotojo pažymėjimas. Tikrai bus reikalingas vairuotojo pažymėjimas ir jeigu jūsų vairuotojo pažymėjimas yra UK, išduotas UK. Jo, sakykime, UK aš dabar turiu. Jeigu išsilaikėt vairuotojo pažymėjimą iki Brexito, tai jums nebus jokių problemų. Galite su tokio vairuotojo pažymėjimu važinėti iki tol, kol jisai pasibaigs, o kai pasibaigs, gražiai nueiti ir pasikeisti į lietuvišką ir nebus jokių problemų. Bet jeigu jūs išsilaikėt vairuotojo pažymėjimą po Brexit ir gavot UK, ne? Tai reiškia, kad jums reikės pasikeisti per 3 mėnesius į lietuvišką, bet turėsite iš naujo laikyti vairavimo ir teorijos egzaminą. Dėja. Jo, tie, kas po Brexito išlaikė, žodžiu, jiems biški sudėtingiau su teisėm. Ir dar būna toks klausimas, kad klausia, o kaip tiem, kaip pavyzdžiui, tie, kurie išlaikė Lietuvoje, atvažiavo prieš Brexitą į UK, pasikeitė į UK teisės ir paskui nori grįžti į Lietuvą, tai jiems irgi nėra jokių problemų. Tas pats, jo, grįžai iš UK lietuviškas. Jo, grįžai, pasiėmė, pasitvarkė, jokių problemyčių tame nėra. Įdomu, ne vis tiek, koks skirtumas, aš įsilaikiau gruodžio mėnesį, tu laikai iš sausį pas tą patį žmogų, bet tau reikia perlaikyti viską iš naujo mane. Todėl, kad tai va, čia tie visi jo popierizmai, tie jau visi reikalai, žinai, deadline, kaip čia šitie, ne? Mirties linija, ne? Jo. Tai vat. O dėl yra Lietuvoje, jeigu, pavyzdžiui, jūs čia Anglijoje įgijot kažkokį tai, pavyzdžiui, profesiją. Okay. Ne tai, kad profesija, bet, specialybę ar kažkokį tai amatą mokat labiau padaryti. Tai kaip ir, mes atrodo, ir šnekėjom, kad ir Anglijoje taip pat, kad tu, ne Anglijoje, su tais visais darbais, kur būna užsieniai, kad tu gali gauti ten, kviečia žmonės, kad tiesiog, žinai, tos specialistus tiesiog. Tai taip pat ir Lietuva daro. Tai jeigu yra 4 kriterijai, kai tu turi atitikti visus tos 4 kriterijus, tada tu grįžęs į Lietuvą, kaip tas specialistas, gali gauti 3440 eurus. Kuom čia reikia būti? Tai, kad atitinkti tuos kriterijus, ten yra, tu turi būti užsienį gyvenęs ten 5 metus, grįžti į Lietuvą, ten turi kažkiek pragyventi, tavo Lietuvoje su darbo sutartis su ten kokia nors ta darbo kompanija turi būti neterminuota ir turi gauti atitinkamai tą 3400 algą, tik kitoje šalyje atitinkamai tą valiutą. Tai tos profesijos Lietuvoje yra jų 80. Ar yra asmeninė trenerė? Deja, ne. Man atrodo, kiek aš nerašiau, bet... Taip dabar. Bet, pavyzdžiui, yra tokios profesijos, daug žiauriai, pagrindinė visokia, tos profesijos... Gydytojai, garantuoju. Ne. Inžinieriai, mechanikai, ir mechanikai, auto visokie ir viskas susijęs su IT. Kompiuterių, montuotojai, video režisieriai, visi tie yra žiauriai trūksta. Ten yra plus, pavyzdžiui, inžinierius genetikas, kokybės kontrolės, ten chemikas, technologas, inžinierius yra medikas. Čia medikas, jo. Ne, aš čia kaip pavyzdį sakau, kokiu dar yra. Ne tik tai, kad tik inžinieriai ar tik tai tie. Bet yra daug inžinierius, visokių tų skirtingų. Kokia gera, ne? Šiaip specialybė. Aš, pavyzdžiui, galvoju, gamybos vadovas. Aš turbūt tą darbą dirbau ir aš gaudavau tokią algą, aš galėčiau grįžti į Lietuvą su savo tais. Čia reikėtų, kur čia reikia kreiptis
Ir tam pačiam renkuosi Lietuvą tas... Sąrašas. Tai čia prieš tą, žinai, grįžtant gali susikontaktuoti su jais ir sakyti, žiūrėkit, ar čia... Jo, ten nueini, ten yra irgi pasirinkti įrodymą reikia. Nu, tipo aplainti ir ten turbūt jau pasakys tau, kokiu dokumentu reikia, ar iš darbovietės, ar kažkokiu ten įrodymų. Bet, pavyzdžiui, gamybos vadovas, tiekimo padalinio vadovas, tai nežinau, ką reiškia. Mašinų gamybos technikas. Tai čia atrodo kaip fabrikas, ne? Kažkas toks. Arba, pavyzdžiui, Nemanau, čia bus, čia tie visi... Gamyba čia. Nu, bet čia technikas, čia kuris bus garantuoti koks, kuris daro... Tvarko ar... Sugalvoja, kaip turi... Jo, va. Medžiagas iš kokių medžiagų, kas... Toks kaip gamintojas, jo. Nu, pavyzdžiui, šitas... automatinės surinkimo linijos renginių operatorius, automatizuotos surinkimo linijos operatorius. Mūsų fabrike žmonės tokius darbus dirba. Nu, jo, iš tikrųjų. Bet aišku, automatizuotos ir jie tikrai gauna algą šitą pas mus, pavyzdžiui, fabrike žmonės. Automatinės surinkimo. Pavyzdžiui, pas mus yra daug robotų fabrike, pramonės robotų valdymo technikas. Tai jeigu tu žinai tą robotą inside out... Bet jis turi būti technikas. Nu gal ten... Bet įdomus, su jais susikontaktavus, bet gal to pavyzdžiui... Kaip, ar tau reikia kažkokio specialaus išsilavinimo? Bet gal jau tai būtent tą ir noriu pasakyti, kad nėra tas sąrašas toks jau visiškai kosminis, kad ten turi būti chemikas ar ten bio koks nors analitikas. Kad gal jeigu tu moki kažkokį daiktą, gal tau užtenka vieną diplomą nueiti kažkokį įsilaikyti ir tu pretenduoji tam. Gal. Man atrodo, pažymėjau tuos, kad nėra... Biškai man pažiūrėti, aš irgi noriu pažiūrėti. Kad jie nėra... Čia net gal grįžti. Jūri apsimoga, ne? Sakyk, ar yra kirpėjas ar čia? Nes man atrodo, kad ne visos profesijos, aišku, jeigu ten, nu pavyzdžiui, kad yra koks nors, nežinau, ten video montuotojas. Gal tu čia gali pasimti kokius pusę metų. Mechanikos inžinierius, tai aš tau galiu duoti ranką, nukirs, kad čia nebus, berniukas iš autoserviso. Tikrai ne. Ne, čia yra fabrikėlis, jo, pas mūsų tokia yra. Čia yra inžinierius. Bet būtent šitam gauti, tu gali nueiti paprašyti, kad tau darbę duotų aprentis. Ar šitą tu galvoji, pavyzdžiui, mikrobiologas, tai čia turi... Ne, tai čia mokytis 10 metų. Jo, tai čia chemikas, ne, tai čia... Aišku, čia labai daug tokių ir labai sudėtingų ir daug cheminių, cheminės technologijos, visokios biomedžiagos inžinierius, automatiniai visokie. Čia... Ką aš turiu omeny su šitų sąrašu, kai aš prieš jį pringavau, nu jau bus chemikai, biologai, visokie ten nebus mokytojai ar ten koks fabriko operatorius. Bet ką turiu omeny, kad šitą sąrašą pasižiūrėjus, gal jūs esat ar dirba tą darbą, gal jums užtenka paprašyti darbę nueiti į kažkokius kursus, gal užtenka... suvirinimo darbų inžinierius. Bet inžinierius. Nu taip, gal tau užtenka... Čia būt ir tas vyriausias. Bet čia tie, kur suvirintojų, čia labai daug suvirintojų tikrai ne. Jie ne inžinieriai. Bet mūsų darbė... Grafikos dizaineris daug dabar kas yra. Bet mūsų darbė, pavyzdžiui, daug bernų, kurie šitą dirba darbą belenkiek metų, sako, man reikia diplomą, nes aš tą darbą moku mintinai, bet aš neturiu jokios specialybės. Darbas nusiunčia, paeini į vieną kartą į savaitę kursus, tu grįžus į Lietuvą turi tą popierį ir jau gali gauti 3 štukas. Kai kuriem reikalingas su universitetinis. Šiaip tai grįžti į Lietuvą vis dėlto geriau su savo pinigais. Turėti savo piniginę ir turėti, atsargų. Nevažiuoti iškart sėsti ant pašalpų. Jo, ant pašalpų, aišku, paimkit, duos, imkite, nepriklauso. Bet ne, kad tu važiuoji ir tai vienintelė bus tavo. Jo, važiuoju, nes anyway 9 mėnesius ar ten metus gausi tuos ten. Šiaip tikrai nemaži pinigai tenais. Aišku, turbūt nuo situacijos priklauso, ten gal per mėnesį ne 900 gali gauti, 900-800. Tikrai daug pinigų, kaip gyvenant Lietuvoje, čia bedarbė pašalpa. Aišku, aš nežinau, kiek Lietuvoje dirbantis lietuviai kaip praranda darbą, kiek jie gauna, ne? Bet grįžtantis, tai tikrai tie gauna. Nu, tikrai žinau. Eurų gauna jo. Kaip pradžiai nesakykit, labai gerai, ne? Tu kaip gerai. Tau nuimta, žinai, tą tokį, kad labai greit reikia viską daryti, viską sugalvoti. Ir plius dar esi grįžus kitą šalį, žinai. Kadangi dar gavom tokį vieną klausimą, tenais prašė mūsų pasidomėti, nežinau, matėt apie grynųjų pinigų pervežimus. Nu, čia prie to paties, ne, dirbau čia 15 metų, sutaupiau 30 000, ne, kišeniai varau namo. Po čiūžinių. Jo, patys logiškai suprantat, kad taip nebus ir bus problema, jeigu tu su savo tais 30 000 važiuosi ar skristi, ar važiuosi. Pirmam pasienį jau bus vizdėt. Visokie tokie pinigai iki 10 000 eurų, kad ir kokioj formai jie bebūtų, ten svarais konvertuojasi į eurus, ne, grinaisiais pinigais arba duplikatais visokiais, jie visi, kas viršė 10 000, turi būti deklaruoti pasienyje, ne? Jie negali būti vežti. Ir ne tik, ką dar perskaičiau įdomiai, pavyzdžiui, sako, kad
būtinai, jeigu tik nuo 10 000 turi būti deklaruota, bet jeigu pasieniečiai kyla įtarimas, kad tu, pavyzdžiui, veži 8 000 ir kad tie pinigai gali būti įgyti nelegaliai, jie irgi gali paprašyti, kad tu juos deklaruotum, ne? Tai vis dėlto reiktų turėti įrodymus, iš kur tu gavai tos pinigus, ar ten pardavai namą, ar ten, nežinau, laimėjai loteriją, turėsi čekį, nes jie išduoda čekį, ne, ten jis gavai palikimo dokumentus, ne, visokius tokius dalykus reikia deklaruoti. Kitas dalykas, dar noriu pasakyti, kol nepamiršau, ne? Jeigu, pavyzdžiui, ten važiuoja šeima namo, ir šeimoje yra ten, pavyzdžiui, tėvas ir motina ir dukra, ne, ir jie veža, abu tėvas ir mama veža po 10 000, ne, 9 999, ne? Kablis 9. Jie gali nedeklaruoti, bet jeigu fiziškai tėvas laiko visus 20 000 kišeniai, viskas. Turi deklaruoti. Jie pinigai fiziškai turi būti atskirti nuo tėvo ir nuo motinos. Kiekvienam tavo dalis, nes kitu atveju tikrai būtinai tu turėsi deklaruoti. Ir viskas, tai vat, nevežiokit didelių pinigų. Dar gal nepamiršau, dar vienas. Čia kadangi patys suprantat, informacija labai greitai keičiasi, įstatymai labai greitai keičiasi, atsitinka kažkoks dalykas, pritaiko tam dalykui, updateina visus tokius dalykus. Tai anksčiau turbūt buvo skirtumas, dabar jau net nebėra skirtumo, ar tu įvažiuoji iš trečių šalių, kitokių kaip Rusija, arba ar tu atvažiuoji iš UK, ar tu atvažiuoji iš Europos Sąjungos šalių, nėra jokio skirtumo. Vis tiek 10 000 yra ta pati suma. Deadline. Bet iš tikrųjų, ne? Kaip įdomiai. Kaip būtų keista, kai dabar pasakėjai šitą apie tą grynųjų pinigų deklaravimą, nes kaip būtų keista, turbūt logiškai mąstant, jeigu tu 20 metų kiekvieną mėnesį ten kažkiek išsimdavai grynų ir atsėdavai, juos įrodyti bus sunku. Kaip būtų taip, tave sistema priverčia stengtis netaupyti grinais. Dėk į banką kažkur, kur tau tiesiog tu laikai ir savo tos 10 000 ir to plus biški kapsi ten svaras po svaro. O, žinai, ant viršus. Taigi ir čia yra, dabar nepasakysiu kokia suma, bet man atrodo, ar 6 000? Ar kažkiek... Kiekviena valstybė turi savo sumą, kiek tu gali... Bet aš turiu galvoj, pavyzdžiui, kad ir čia, ne, jeigu jau bankė, pavyzdžiui, nuėjus pasidėti ar ten 6 000 ar kažkiek... Reikia parodyti, iš kur gavai. Man atrodo, kad 5, nes draugė, kur darė nagus, jie turi self-employed ir kiekvieną mėnesį neša tą pačią, ten sako 5 000 ir vis tiek man dar liepia rašyti visus laiškus, iš kur aš gavau tos... Aš tai žinokit, dabar čia atskira tema, bet... Vėl, mano smegenis dabar ir išėjusios, aš nesimenu nepasakojau, kaip man su banku buvo. Kad uždarė tavo biznio? Tai pasakoju, ne? Bet ne per podcastą. Tai žodžiu, tie, kas gyvenat užsienyje, UK konkrečiai ir tokia kaip aš, Katrė yra patys savo bosai, patys save įsidarbinę, ne? Patys savo sukūrė darbo vietą. Tai stebėkit, kaip jūs dirbat ir kokias jūs turit sąskaitas, ne? Nes mano biznis yra labai mažas, ne? Aš biznio akaunto niekada neturėjau ir man jis yra tiesiog nereikalingas, nes puikiausiai pas manęs yra grynėjai pinigai ir man yra atsidaryti biznį. Taip, aš sutinku, tai nėra dideli pinigai, ten 12-15 svarų per mėnesį už tą biznio akauntą, ne? Bet ką man mokėti, jeigu man jo iš vis nereikia, tai aš geriau už tą, kiek ten per metus gaunu 120 ar kiek tenais, aš geriau su vaikais nueisiu, žinai, ledų pavalgyti, ne? Kam? Žodžiu, man atsitiko taip, kad aš buvau žmogus, kurį bankas sugalvojo patikrinti. Nes ten turbūt... Kas lintas, išpuolė Džanetą. Džanetą. Kas Džanetą? Iš raudono sąrašo. Aš turiu sąskaitą savo personal accountą, ne? Danske banke galiu sakyti, nieko čia, nieko ne. Tai žodžiu, jie atsidaro ir mato, čia va taip, įplaukiantis pinigai, ne? Čia taip, čia... Dabar nežinau, ar čia viską galiu sakyti, žinai, tenais tokia suma. Vardink, kiek ten įneši, kiek uždirbi. Tokia suma, žinai, bla bla bla. Ten kokie child benefitai, ne? Vaiko pinigai, okei. Čia va, alimentai, ne? Nors ten taip ir rašo, ne? Dar kita, va, žiūrėk, iš kur tos 20 svarų? Ateik čia pašnekėsim, aš ateinu, man ant kilimėlio pasiaiškinti. Man jie sako, kas čia? Sakau, tai čia buvęs vyras elementus, maka, o kas čia? O kur čia išleidai tą 1000, žinai? Čia parašyta boiler juice. Taip, jie neperka, ne? Sakau, šiaip tai čia oilą pirkau, žinai, belė kaip sunervinau, žinai, galvoju, jūs iš pavadinimo nematote, ne? Nes ten yra pas mano sąskaitai sudėti tie raudoni šauktukai, ką jie turi paklausti. O iš kur tas, sako, 20 svarų?
Ir aš sakau, o čia man klientas pervedęs užkirpimą, žinai. Sakau, tai čia klientas pervedė užkirpimą. O, geras, šito negalima. Čia turi turėti savo akauntą. Biznio, ir tada galėsi, supranti, tu tik į biznio akauntą, tada įsidedi pinigus į biznio akauntą, iš biznio akauntą tau turi pinigai įeiti tavo personal account. Aišku, jeigu aš ten turbūt būčiau kapšiusis, aš vis tiek būčiau laimėjus prieš juos. Todėl, kad aš esu self-employeris ir aš deklaruoju pinigus metų gale. Taip. Ir jeigu aš dabar uždirbu, aš ir įsidėjau tą atlyginimą dabar. Supranti, ten yra tų tokių peripetijų. Taigi, aš dabar neseniai, kad atsidariau self-employed ir susiradau buhalterį, kuri žinai, kad nepramazinčiau ko nors. Aiškiai, aš atsidariau biznio sąskaitą, nemokamą, bet vien dėl to, kad man būtų lengviau, nes man dar vyro reikia visko daryti. Kad nesimaišytų, kad būtų lengva, kad kuo mažiau laiko užtrukti, nes į vieną sąskaitą eina viskas. Bet buhalterį pati pasakė, tu ir tas government puslapis, tu neprivalai atsidaryti biznio sąskaitos. Ja turėti tiesiog yra lengviau. Ką aš ir noriu pasakyti, kad aš visiškai pasijutau, kad mane bankas pušina atsidaryti mokamą akauntą ir kad jie dar daugiau už manęs tų pinigų uždirbtų. Aš jiems sakau, aš nebadarysiu to, aš nebedėsiu, viskas man nereikia. Gerai, visi man... O tai kur tu prieš tai, bet tu visą laiką dėdavai tus pinigus į savo sąskaitą? Aš niekada nededu pinigų į sąskaitą. Aš juos išleidžiu, pinigai yra tam, kad leisti. Man kartais tai nebūdavo taip, kad... Jeigu būtų kas nors parašęs, kaip dabar čia kaip madinga, sąskaitos papildymas, būčiau galėjęs, kad brolis davant saldainius, supranti, tokių visų. Nes aš galvojau, kad tau prikibo prie tų 20 svarų, bet kodėl neprikibau, kad tu ten, pavyzdžiui, kas savaitę ir kas mėnesį įneši į banką. Aš neįnešu. Tai būtų, jeigu aš įneščiau, būtų, tai va, aš žinau, kad aš turiu ir savam rate tokių žmonių, kad jie taip dirba, ne, ir kad jie įneša, jie tikrai gali prikibti. Tai va, tik tais problema, kaip tu paskui ją išsprendi. Žodžiu, aš atsisakiau jų sąskaitos ir jie, rezume toks, kad man po 2 savaičių man išaldė visas mano sąskaitas. O tai ką tu jiem pasakei, kad neatsidarysi jokios? Aš sakiau, aš pagalvosiu, man biznio akaunto nereikia, jūs suprantate? Jis neprivalomas. Jūs mane pušinate, ne, aš nenoriu, aš tiesiog nebenaudosiu savo personal akaunto paimti pinigus iš kliento. Viskas. Pas manęs viskas cash on hands, ne, ir viskas, ne. Ir jie man po 2 savaičių užblokino. Viską užšaldė, ne. Aišku, aš vėl į banką nuėjau. Kiek tu turėjai su Danske bankų sąskaitų? Vieną tą debitinę? Ne, aš turiu 2 su jais ir dar. Bet tu supranti, jie užšaldė man tas sąskaitas. Kas reiškia, ir aš neiškart supratau, nes aš nenaudoju, supranti? Jo. Mortgage nuskaičiuoti negali. Interneto sumokėti negali. Man ten sumokėti child benefitų negali. Alimentų gauti aš negaliu. Susipiso mano istorinė, kreditinė istorija. Ir pataisyti jos nebegalima 5 metams. Ne? Ir čia dėl mano kalties, nes jie sugalvojo taip, ne? Žodžiu. Aš nuėjau, atsiblokavau ir jie man vėl tą pačią istoriją. Ne. Aš tada, aišku, susinervinau ir galvoju, sakau, aš atsidarysiu, bet sakau, tikrai nesu jumis. Ir aš atsidariau Revolutą, kad rasti yra ten minimaliai, ten vapšie, kad tik tais dėl vaizdo. Ir... neatsidariau, meluoju, dar čia neatsidariau. Žodžiu, aš jiems vėl tą patį, sakau, man nereikia. Tai ką tu turėjai padaryti, kad jie to atfrizintų tas sąskaitas? Tai jie man atfrizino, aš nuėjau pašnekėjau ir jie man atfrizino, atšaldė, ne viskas aš vėl pasinaudojau kokį pusantrą mėnesio. O tai kokį davė paaiškinimą, kodėl jie užšaldė? Nes aš neatsidariau sąskaitos biznio. Bet jie realiai taip negali. Tai aišku, kad negali. Paduotume teismą 100% pralaimėtų. Esmė. Už kokių 6 savaičių mes varom vasarą į Lietuvą atostogų, aš atsikeliu ryte, mano sąskaitą, reikia šiandien išvažiuoti, vėl mano sąskaitos užšaldytos. O tai kaip tau rašo, ką tu matai, kad užšaldytos? Bėgom į banką. Ne, tu negali tiesiog jų naudoti. Ne, bet kaip... kortelės neveikia, tu į savo negali įeiti. Bet nueini per apsibankininkystę. Negali niekur nueiti. Neleidžia nieko daryti. Tai gerai, kad tu sugalvoji panaudoti kažką. Ir aš atsidariau teisingai tą Revolutą ir atėjau, sakau, blėd, mano Revolutą, sakau, dabar happy, žinai. Jau, sako, dabar bus gerai. Ir aišku, atšaldė, po šią dieną naudoju. Žodžiu. Bet tu self-employed, tu neprivalai atsidaryti sąskaitos. Tu neprivalai iki tam tikros sumos, tu gali naudoti savo asmeninę sąskaitą, savo bizniui. Aš išteikščiau, jei tos lopas bilėtį. Taip. Skaičiu, ką tu čia? Dar Bayeris, čia turbūt kaip pirmą kartą aš nekėjau su tą banko darbuotoją. Ir aš galiu nešinėti kiekvieną dieną tos pinigus, gauti, neišgauti, Taigi grynas pinigas yra valiuta? Jos, žodžiu, žinai, jos irgi daro tai, kas yra pasakyta daryti, ne? Ir jinai taip, sakau, bet aš nenoriu, man nereikia tos sąskaitos. Ir jinai taip apsižvalgia savo kompą, ne, visas tas ausinės, taip, ne? O tu internete paieškok, tikrai geriau rasti. Bankė man taip pasakė. Taip, tai išku, saubas, Žodžiu, su tais... Kad tik gauta 12 svarų, ne, į mėnesį. Kad tik gausa, ne. Jo, dar tokios žioplos, žinai, kad... Ta draugė, kur sakė, kur bankas knisa protą dėl tų ten virš 5000 svarų, irgi Danske bankas.
Sako, man kiekvieną mėnesį ateinu, įnešu pinigus, nors aš atsidariau banko sąskaitą ir esu jau 100 kartų įrodžius išorą gautus 5000, nes arba nagai, arba priemonės, parduodu priemonės. Ir kiekvieną kartą ateinu, ir kiekvieną kartą man iškviečia bankų ten tą menedžerį, aš turiu iš naujo rašyti Ai, bet tenais ne, tos kur įnešti, tai čia, man atrodo, tiesiog ta suma, čia visiems. Įnešti jo, nuo tam tikros nuostatų turi parodyti, kur tu gavai. Taip. Jo, nes turi pasakyti. Bet jinai sako, aš buvau pasirašęs. Gal aš narkotiks pardavinėjau. Tai viskas, tai dabar ir pasirašinės, tegul įneša 4900, tai ir problema. Ne, tai va, Nes toksai įstatymas, čia nėra tik Danske banke, čia visur. Jo, aš kaip supratau, kaip jinai pasako, yra tas, kad tu kiekvieną mėnesį įnešinėjai plius minus tokį pačią sumą gerai ir kažkiek laiko, vėl įrodyk, iš kur tu dirbi. Sako, aš tą patį jau dirbu 10 metų. Ir vis tiek liepia tau va eit ant kilimėlių, kaip bomžui aiškintis. Turbūt jam flegina visą laiką, flegina, flegina sistemų ir viskas. Taip yra. Šiaip nesakykite, yra gerai, kai bankė tenais tikrina tas visas dalykus, pavyzdžiui, kažkada irgi, kai ten tokią kelionę pirkom irgi Azijoje, ir aš turėjau sumokėti ir man išaldė irgi mano pinigus, nesumokėjau. Aš turėjau sumokėti, suprantat, ir negalėjau sumokėti. Aišku, tai buvau aš, o jeigu ne aš, tai vadinasi, vis tiek rodo, kaip, jie operatyviai reaguoja tokius dalykus. Taip, šiaip gerai, nes jeigu aišku gerai. Man, kaip pavyzdžiui, buvo dėl to, kai turėjau tą vestuvių planuotojus, ta kompanija yra Londone, tas pagrindinis ofisas. Ir pirmą kartą, kai jiem vedžiau depozitą į biznes, ten kažką reikėjo sumokėti ir pervedžiau į tą sąskaitą, į biznes sąskaitą, jokių problemų. Ir dabar čia kažkada Ir dabar čia kažkada neseniai... Ką? O tu irgi negavai pakvietimą. Palauk, tuoj grįžti. Čia parašyk čia. Pizda, rašyk čia. Va, kaip tik Merks norėjau parodyti. Norėjau jums paduoti čia, kad viskas staigmenų sugadinau. Žinai, rytoj vestuvės, bet žinai, šiandien pakalbėjau. Kaip aš pamiršau. Jūs abi. Vien žodžiu, ir ta kompanija atsiuntė, sako, pervesk šitą sąskaitą. Aš einu tą apsą, vedu ir žiūriu, įvedžiu business account, tai žiūriu, žiūriu, kad čia yra personal account. Parašiau, nes pasirodo, kad mano ta vestuvių planuotoja ir jos vyras yra savininkai ir direktoriai tos kompanijos. Nes jie tenai Santorini turi, sako, po 12 vestuvių per dieną. Tai jie turi ten žmonės dirba, turi savo account, department, visą kitą. Ir aš jai parašiau, sakau, kodėl per tą WhatsAppą. Galvau, aš nežinau, dėl ko man neleido tų pinigų pravesti. Bet nieko nebuvo. Ir parašiau ją per WhatsAppą, sakau, kodėl yra private account, sakau, man neleido, man bankas neleido pravesti, reikia jiems skambinti. Ir jinai sako, nes mano vyras yra tipo, kaip direktorius ir mes esame būdu tie kaip savininkai, tie shareholders. Aš sakau, gerai, sakau, man jau skirtumai, kurią tą sąskaitą, žinai. Vis tiek viskas ir per e-mailą, invoices gauni, visą kitą. Aš jau pati tą register house patikrinau tos numeris jau ten 100 kartų. Ir žiūriu, man bankas kitą dieną užbagavo, irgi negaliu įeiti tą apsą. Skambinu aš į banką, sakau, kodėl mane leidžiat? Vienu žodžiu, vienu žodžiu ten paaiškinau, tada, kur ten mokėjai, kam dar mokėjai, sakau, aš juos susimokėjus depozitą, sakau, aš turiu iš jų ten, 7 puslapių kontraktą. Kontraktus iš ten dainininkų, muzikantų, visok toks, sakau, viskas čia yra normaliai, sakau, 100 kartų ir pertikrint. Sakau, aš net Google'ės Maps'ą žiūrėjau tą patį namų ofisą, aš kaip atrodo, kad ten tikrai yra užrašyta tas. Sakau, viskas normaliai. Sako, tai tu, ką mums turi padaryti, kaip įrodym, kad tu tikrai esi patenkinta, kad darysi tą pavedimą. Sako, tu turi tuo numeriu paskambinti, kur yra, jų website, ten žiepačiai, kur yra duomenys, paskambinti. Planuotojų? Jo, vestuvių planuotojus vadinasi RedNot. Paskambinti jiem tipo tuo numeriu ir kad tu turi patvirtinti, tada mums perskambinti. Ir kažkaip buvo, kad aš aišku niekam neskambinau, nes tas pats numeris yra tos mano vestuvių planuotojas. Ir kažkaip buvo, kad ar vakare vėl jie man kažkaip... ir aš dar plius buvau parašius e-mailą. Sako, mes tavo tą e-mailą, kad, sakau, man bankas neleidžia pervesti, sakau, kodėl, žinai. Sakau, gal tiesiog paaiškinti, kad aš turėčiau bankui duoti kažkokį atsakymą. Ir sako, persiuntėm tavo e-mailą account department. Ir account sakė,
Ir akauntas atrašė ir tas savininkas parašė, kadangi aš esu kompanijos direktorius ir savininkas, aš galiu naudoti ir biznio sąskaitą, ir asmeninę sąskaitą, nes čia ir mano. Kaip tu self-employed, kur noriu pinigus ten žadu. Šiaip aš iš vis siunčiu, kam noriu ir kada noriu. Taip, ten tai buvo kokį 400 svarų, net ten ne 5000. Nu ir skambinu aš vėl tam į tą banką ir sakau, ir paaiškinau, sakau, aš gavau e-mailą patvirtinimą ir man paaiškino, ir aš perskaičiau, kad yra taip. Sako, ta man, ne, tada tu turi, sako, paskambinti į tą tipo tų numerių. Visų pirma, aš pradėjau, kriekti telefoną, sakau, visų pirma, niekam aš neskambinsiu. Visų antra, sakau, aš šnekėjau su tuo aš šnekėjau su skemo departamentu. Gal aš skemai noriu pervesti, aš aiškiai. Neaiškiai, aš taip. Ir aš taip sakau, aš rytės šnekėjau su tuo fraudu, su tuo departamentu ir jie man pasakė gauti paaiškinimą. Aš parašiau e-mailą, man kompanija atrašė e-mailą ir aš perskaičiau tau, sakau, aš niekam neskambinsiu. Bet mes negalime blokuoti tavo sąskaitos, kol tu taip nepadarei. Sakau, gerai, tada aš paskambinau. Kam skambinai, kokiu numerį? Sakau, tuoj, neatsimenu, šiandien daug kam skambinėjau. Nueinu Google, telefonį, tą Google 08, su ko čia šnekėjau su Mary, nes jos vardas mano WhatsApp'e. Gerai. Mes dar tik norėjom pasakyti, kad mes turim bankas turi kažkokį tipo prieimą. Sako, mes pažiūrėjom, kad ta asmeninė sąskaita ir nuo tos kompanijos asmeninė sąskaita ir banko sąskaita yra to pačiu žmogaus ir kad viskas legaliai. Bet mes dar norim tau to žinoti, kad jeigu atblokuosim ir čia bus skemas, mes vis tiek to pinigų negrąžinsim. Sakau, aš tą patį tau sakiau rytį, kai aš šnekėjau su fraud departamentu, aš noriu persiųsti tų pinigus, jeigu jūs, sakau, neleidžiat, sakau, čia yra jūs problemų, sakau, jūs mane nervinat, sakau. Jo, bankas atseit saugo save, supranti, jie saugo save, nes jeigu skemas, tai tu greičiausiai prašysi pinigų, bet tai galėt nors paskambinti ir sakyti, ar prisėmė atsakomybę, jeigu skemas. Taip, ir viskas. Taip, prisėmė. Arba galų gale per taksą. Man atrodo, kad čia yra kažkas skamba negai. Ar tikrai nori siūs pinigus? Taip, trečias klausimas, jeigu tu sumokėsi šitą ir čia bus skemas, mes pinigų negrąžinsim. Paspaudė taip, viskas. Jo. O ne dabar čia... Šiaip man atrodo, tose kitose programėlėse ir yra tenais, kur... Yra, aš siunčiu pinigus 3 kartus turi spaudyti. Patikrinka net, tai čia yra idiotizmas. Bet prieš viską man sakant, jie sako, mes patikrinom ir taip, bet tu turi dar kartą paskambinti tuo numeriu ir patvirtinti. Sakau, niekam aš neskambinsiu, nes man fraud departamentas pasakė, gauk atsakymą e-mail, sakau, aš tau perskaičiau e-mailą, ką ta kompanija atrašo, kodėl įdavė kitą sąskaitą ir tu man pasakai, kad ta sąskaita yra gera ir ta kompanija yra legali ir viskas normaliai, tu man vis tiek dar liep kažkam skambinti. Sorry, bet įsivaizduoju, kad žmonės turi laiką, nieko neveikia, taip pat sėdi. Čia jų darbas. O jeigu tu busy visą dieną, lakstai dirbi, kur tu tau čia skambinėti 100 milijonų? Bet iš kitos pusės, žinok, rodė kažkokią laidą, dėl to man patinka žiūri anglišką televiziją, nes rodo tokius vieną laidą apie skirtingus dalykus. Ir buvo tokia laida, ten UK's biggest, tipo, tai didžiausi tie žmonės, kur labiausiai pasimovė ant visokių tų kamerių. Ir bet tikrai rodo, kad mučytė, bet ir moteris rodo viską. Tau sako, paskambino man ir pasakė ir liepi pravesti ar ten pasakyti ir daro ir sako, tikrai atrodo, kad kiti žmonės yra tikrai kaušai, atsiprašant. Čia net labą dieną skambinam, čia iš Svajos parduotuvės, tau reikia to. Duok savo bankininkystę. Palauk, tu apie jį žiūrausi. Pasižiūrėsi tos žmonės. Bet šiaip niekada nesat pasimovę ant skemo. Šiaip aš nes. Aš vieną kartą vos irgi nepasimoviau. Aš vieną kartą buvau, bet ką sužinojau, čia buvo prieš 2017 metais, nes buvau tik kitą dieną po operacijos. Gal pasakai, Man atrodo, ir ką sužinojau, kai vienu žodžiu paskambino, tipo, kad iš mano interneto ir sako, prisilogink ten į savo tą BT, prisiloginu kažką ir liepė kažką, ir vienu žodžiu padariau pavedimą, ten buvo 400 kažkoks svarų. Ir aš darydama jau pradėjau galvoti, ką čia sveiks, bet aš buvau ant 3 vaistų ir buvau kitą dieną po operacijos. Ir aš ar tą pačią dieną, ar kitą dieną skambinau savo banką, sakau, man buvo skemas, sakau, Sako, jeigu nori, kad tau grąžintų tos pinigus, turi būti 3 kriterijai, kažkokie ten 2 ir vienas, jeigu tu esi po operacijos ir ant vaistų. Sakau, aš esu ant operacijos ir aš esu ant 3 vaistų, o ne ant 1. Tai gerai. Nes aš pati dabar suprantu,
kad aš nesupratau tiesiog, ką aš darau. Nes tuo metu aš neturėjau, aš ir fiziškai negaliu, bet aš negalėjau nei vairuoti, nei iš į darbą jau. Aš tai nepasimoviau, o vos nepasimoviau, ne? Tai irgi iš inercijos aš tiesiog paspaudžiu, žinai, ir gauni, bet jau čia irgi seniai, čia tik prasidėjo su post office atseit, sumokėk. Jo, siunta pastrigus kažkas. Bus siunta ir muito mokestį, ne? Ir aš tikrai buvau pirkus kažką ir aš, žinai, čia paspaudžiu ir paskui what the fuck, taigi čia paprastas, ta prasme, paprastas mobilus numeris. Ne, vos nepradėjau aš ten pildyti, žinok, man buvo neseniai dabar atėjęs e-mailas, kad mano atėjo tipo laiškas su invoisu, kur parašyta, kad tau tipo rytoj yra tavo payment, 500 kažkiek svarų už tą Microsoft visus tos ofisus, family, tas tipo metinis tas mokestis. Žiūriu telefonų numerį, skambinu, aš tuo telefonų numeriu, sakau, aš nenoriu, kad man padaryti jokį mokėjimą, sakau, aš gal pamiršau, čia turėjau seną laptopą, nes aš pirkdavau juos. Sakau, man nereikia. Tai gerai, sako, nueik į kompą ir paspausk ten Ctrl+, ir išmetė tą, sakau, aha, ir išmečiau kažką, kažką ten nieko nereikėjo įvesti, tik kad išmestų kažkokią tą lentelę, išmečiau tą lentelę, aha, sako, gerai, sako, dabar mes kažką ten padarysim. Ir aš žiūriu, kad man tas kompas pradėjo norėjo restartuoti ar kažką. Ir aš, kai tik pamačiau po tos lentelės, viskas normaliai, jie sako, gerai, tai dabar paspausti enter, kažką paspaudžia enter ir sako, tai dabar mes darysim tą. Ir aš žiūriu, kad tas kompas kažkas vyksta, ar jie turėjo prieigą prie mano laptopą. Nulaužė tave. Ir su 3 mygtukais, ir t. Žinai, kur būna Ctrl+, delete koks nors. Ir paspaudžiau, sakau, ką jūs čia, blėt, pisat, ne, o aš pradėjau greitą kompą išjunginėti, kad man, nes mačiau, kad kažkaip, ar ten kraunas, ar kažkas vyksta. Ponė, neišjungit to laptopą, aš greitą tą išjungti, ten kelias sekundės įjungti. Ir jis man sakau, blėt, sakau, jūs esat skemeriai, sakau, pisat protą. Sakau, jeigu ir nesat, sakau, pizdūsim, jeigu nukirėtas ten 500 svarų. Sakau, bet, sakau, nesat protą akivaizdžiai, ne, ponė, mes nesam. Sakau, esat, sakau, nes tokių dalykų, sakau, neprašau. Aš galvau, įvesiu kažką, ten kokį kodą gauti, ar kažką, sakau, jūs nukancelinsit. Sakau, normaliai nukancelinti tą mokėjimą. Laužė tave jo. Ir sakau, pastebėjot, kiek paskutiniu metu daug... Ir nebuvo jokio mokėjimo ir viskas, bet sakau, tu gauni visišką normalų invoice, paskambini, labą dieną, normalus, žiauriai, paprastas žmogus, būtų žiauriai. Kiek daug laužė visokių ir Instagramų, ir Facebookų, ir grupių, kaip vagė, belia kaip. Man, pavyzdžiui, mūsų draugė, ta Editai, nufyrino visą tą biznio accountą. Aš galvoju, koks tolkas nukris. Jie tenais ieško kortelių siunčiamų visokių duomenų, tokių dalykų. Kartais net rašinėja žinutes iš mano draugė, irgi pavogė accountą, tai jinai sako, ačiū Dievui, kad aš supratau, nes... supratau, jinai sako, aš neprisimenu, ką jį ten spėjo pakeisti. Aš galiu duoti pavyzdį. Elektroninį paštą gal jinai spėjo pakeisti ir jie nieko nepadarė, bet tai tu įsivaizduok, tau įeini tenais, o ten tu su kokiu vyru susirašinėjai, tenais kortelių duomenis, arba, pavyzdžiui, nuotrauka, ar bankų kortelės. Jo, arba, pavyzdžiui, kaip jinai, ta draugė, tai jinai tenais garantuotai ir pavedimai ir visokie tokie dalykai, netgi pinigų skolintis iš tavo draugų, ne, pavyzdžiui, ten. Tu įsivaizduok, man pastoju susirašinėjai. Pamiršau tenais, ne? Piniginė. Jo, užblokavo, Danske bankas užblokavo, gali man įmesti į PayPalą. Drąsiai. Aišku, duok mailą pravesiu. 100%. Iš kur aš žinau, koks tautas PayPalas. Tai saugokit savo piniginę. Saugokit piniginę, saugokit viską. Jo, reikia saugoti. Grįžkit namo. Mano net šio grįžti buvo atvarė, žiūrėjom kažį ir sako, koks tavo, sakau, jau mano emigrantą telegu, sako, koks slaptažis, pasakiau slaptažis, sako, joks hakeris nenuhakint, sako, per ilgas ir per sudėtingas, mano visur ir tas pats vienodas. Tai mes nesakyk, bet... Ups. Ne visur, bet daugumą vienodas. Bet visi tie fraudo, tie sako, keiskis slaptažodis reguliariai. Bet niekur jų neužsirašykit. Aš irgi taip nedarau, nebe šansų, aš neprisiminsiu. Aš kartais būna, kad neleidžia tokio pat, aš kažkaip perkyčiu, po to negaliu prisilaužti. Jo, man irgi tai būna. Pas manas irgi vienas ir tas pats praktiškai visur. Pas man irgi. Arba jau kompė įvedė kokias... Pliama, gal hakeriai tiesiog nesklausys šitą video, bet jeigu tu, kad ir kompė, tu pavyzdžiui įvedi iš tos pačios sąskaitos įvedi visą laiką, arba tai paslaptažodžiai. Ir tau kampė išmeti, ar nori save šitą adresą, šitą banką, visur, save, kad nereikės. Paskambinkite tai Ridai, jinai pasako ten kokius CTRL alt ar kokius ten spausti, jinai padaro. Ctrl F4 uždaro viską. O šito nežinojau.
Nu, jeigu ką. Jeigu kas pauskit, čia tarlau. Smagu mergos su jumis Tai va, pašnekėti. Įdomu, kas grįžta į Lietuvą, planuoja grįžti į Lietuvą, rašykit istorijas. Laimės, sėkmės jo. Papasakokit. Jo, papasakokit, ar verta, Kas grįžo Lietuvą, ar nusisekė, ar nepatiko, ar grįžo čia, papasakokit, kodėl, pasidalinkit patarimais, patirtim, jo, kaip ką. Jo, ko tikėjotės, ką gavot. Tai lauksime jūsų patirčių, o dabar atsisveikinam iki kito karto, beje, kitą kartą turėsime naujieną, ne? Laukit, nesakysim kas, ne? Bus kokia Bet išpildysime ten keletą norų žmonių, ne, kas buvo prašyta ką padaryti ir gal pasakom temą, apie ką kalbėsime, ne? Apie mokyklas. Apie mokyklas, kalbėsime apie mokyklas, jo. Taip. Ir kalbėsime apie daugiapilietybę, sudėtingą temą vaikams, ne, ir saugusiems. Taip, kad... Ir turėsime svečių. Taip. Tai va, laukite kitų podcastų, bus naujienų, bus kitai, bus įdomiai. Ja. O jūs kaip visada YouTube, share, subscribe ir... Ačiū. Ir žiūrėkite, ir peržiūrėkite. Iki.